Labą dieną. Tai šiandien pas mane svečiuojasi senas mano bičiulis Singaras ir tiesiog gurkšnojom arbatėlę ir kažkaip spontaniškai atėjo mintis, kad padaryti video įrašą, tiesiog pakalbėsim apie subtiliuosius planus. Singaras šitoj temoje iš tikrųjų yra labai senai, tik tais galbūt šiuo metu netiek daug apie tai dalinasi. Tai kažkaip gal rybiškai pamotyvuoti daugiau atskleisti savo žinių bagažą, kurį jau nešasi daug metų. Ir nuo 97-ųjų. Ir žiūrėsim, kas iš šito pokalbio gausis. Na tai ką, Singarai, papasakok biškį šiek tiek apie savo kelionę, kaip tu pradėjai domėtis visais šitais ezoteriniais reikalais ir kur tave tai nuvedė per visą šitą laiką. Jo, o tu poera tuo metu. O aš įpilsiu to poveriuko. Jo, pas mane, žodžiu, buvo 97 metais, buvo depresija, aš sportavau tada pankrationą. Pankrationas, žinai, kovos menas kažkoks? Jo, kovos menas yra. Boksas, kaip boksas, imtynės. Ir aš tenai jau mane ruošė ir varžyboms, vienose varžybose dalyvavau. Ir žodžiu, į kitas varžybas manęs medikai nepraleido, nes buvo dešinėje akyje rado keratokonusą. Tai žodžiu, aš nepraėjau medapžiūros ir realiai, galima sakyti, mano karjera baigėsi, nes aš varžybose dalyvauti nebegalėjau. Ir viskas, aš tada išėjau iš sporto, nors man labai gerai sekėsi. Ir aš tada užsidariau bute. Tokia matyt buvo ta depresija vadinama. Ja. Nu ir aš ką darydavau, aš metus gyvenau kambaryje, dar tada mama šalia ten gyveno už sienos. Ir aš važiuodavau tik tai į knygyną nusipirkti knygos arba knygų. Ir visus pinigus, ką aš ten turėdavau, aš išleisdavau realiai knygam. Tai aš metus... O kaip reikaisi knygas? Buvo ezoteriniai knygynai, dabar galvoju, ar Zodiakas. Bet tave jau jie kvietė, net? Jo, buvo. Čia prasidėjo nuo to, kai buvo nauji metai. Aš su draugais nuvažiavau švęsti naujų metų. Jie buvo visi su merginom, o aš buvau vienas. Tai jie iš mane žvengė, kad aš vienas. Ir mane į tokį kambarį šitągi, taip sakant, paguldė. Nu, sako, va, tu čia sėdėk. Aš to nevartoju, alkoholio, nieko. Ir aš taip atsisėdau ant tokios sofos, sėdžiu, žiūriu knygų lentynos. Ir ten visokios pentagramas, visokie karakuliai, ir aš taip žiūriu ir man ten toks kažkaip pradėjo galvoj toks suktis kažkas, žinai. Ir aš negaliu atplėšti nuo tų knygų ir aš pasiimu vieną knygą, ten viskas apie magiją. O tais laikais čia buvo labai retas atvejis, kad kažkas kalbėtų. Kurie čia metai buvo? Čia 97 metai. Tai čia dar iš vis niekas apie tai nekalbėjo. Čia iš vis buvo mažai. Ir man taip, aš jaučiu, man per kūną eina šiurpuliukai. Aš tas knygas, vieną, kitą, trečią, ten visokie ritualai, dar kažkokie. Ir žodžiu, aš visą naktį aš nemiegoju, aš prie to knygų taip ir prasidėjau. Tas yra fainas lietuviškas žodis užštyrino, žinai. Aš sėdėjau meditaciniai būsenai ir man ėjo kažkokie filmukai, multikai, tiesiog paveikslai kažkokie, viskas, kas surišta su to visą magiją, mistiką ten, kažkokia. Paskiau prasidėjo mokslai. Jo, paskui aš pradėjau ir tas žmogus, kurio buvo knygos, jis Lenkijoje pasirodo, jis mokėsi parapsichologijos ir jis pats vesdavo Lietuvoje tus kursus. Aš neminėsiu nei vardų, nei pavardžių, jis yra pakankamai žinomas tas žmogus. Ir tada, kai jis grįžo, mes su juo apie tai įsikalbėjom ir aš paklausiau, kokią knygą man ten paskaityti, nuo ko pradėti, nes tenai, nežinau net nuo ko. Nu ir viskas, ir gaunasi, kad aš metus, realiai, tada aš važiuodavau į knygyną, aš perskaičiau, nežinau kiek knygų, tai matyt gal apie kokį 1000 gal perskaičiau. 1000 knygų, šiaip daug. Bet paskiau prasidėjo ir mokslai. Tu pradėjai tada jau ir kažkokius kursus vesti, kažkokius mokymus pradėjai daryti, žinais, Vilniuje, tu jau netgi buvai kaip pastatytas mokyklos. O knygų, žinok, tai aš kokių 300 puslapių knygą, pavyzdžiui, ten dausistinės praktikos, aš perskaitydavau per 2 dienas. Nes aš taip lengvai viskas eidavo. Aš arbatos pasidarydavau, valgyti man būdavo nesvarbu. Aš arbatos turiu, pasidarau arbatos, tada dar pairo nebuvo. Ir aš geriu, pavyzdžiui, pas mane bakalas, ten toks didelis, 0,5 litro buvo. Aš geriu arbatą ir aš skaitau. Ir pas mane toks galvoj buvo aiškumas. Aš skaitau ir aš viską suprantu. Nors ten sudėtingai parašyta. O dabar, pavyzdžiui, kai kurių knygų aš čia atverčiau knygą, aš skaitau, aš nepagaunu esmės. Kažkaip kažkas pasikeitė. Galbūt kažkaip pradėjo ne taip atvirai rašyti viską, nes anksčiau, kai ta informacija tik tais atsiskleidė, kaip jinai, kaip sakyti, išėjo į šviesą, ne? Ta ezoterika, visa ta pirminė ezoterika, joje dar nebuvo gal tokių ribojimų, nes žmonės tiesiog pradėjo dalintis tuo. O dabar, kaip skaitai, aš pavyzdžiui, irgi kiek aš turiu ezoterinių knygų,
aš skaitau ir aš matau klaidas tenais. Aš matau, kad va, čia negerai, čia netitinka, čia yra kažkur tai nedasakyta, čia jau yra kažkur tai... Vidinis kompasas sako, kad tai nėra tai, ko man iš tikrųjų reikia. Ir dabar tos informacijos pilna, dabar ezoterikos, tu nueini knygyną. Tai tos pačios knygos, kur aš skaičiau 97 metais, 8, 9, jos yra perleistos jau po daug kartų, tik viršeliai pasikeičia. Aš ateinu į knygyną, žiūriu, nu, tos pačios knygos, ten tų naujų yra dabar ir naujų, bet ten, žinai, kai kurių yra geriau net nepradėti, ten, žinai, skaityti. Tai va, tai gal tada toks būtų klausimas, kaip atsirinkti, kad ta informacija, kurią į save dedi, yra teisinga ir bus naudinga ir tau tarnaus? Nu, aišku, geriausia yra visų pirma surasti žmogų, nu, nebūtinai meistrą, bet surasti žmogų, kuris yra adekvatus ir kuris, pavyzdžiui, ką jis skaito, kuo domisi ir jis tuom gyvena, ar ne? Tada yra normalu. Bet vėlgi, tada tų meistrų yra labai daug ir yra daug... Ko tau reikia, žinai, tau reikia ar pinigų uždirbimas, žinai, gali būti, ten gali būti santykiai, gali būti ten bendravimas su kitais. Aš apie tos visų verslų, ten tos visus modelius, ar ne, kur visi tenai, žinai, ar apie ten pick-upus tos vadinamas, aš jų net neskaitau tokių, žinai, čia už kažkokią temą. Nu, tai čia egocentrinė. Jo, čia kaip kuo manipuliuoti, kaip ką apgauti, žinai, ir taip toliau. Čia NLP, jo. Jo, tai va. Tai NLP knygų neskaitėjai, kaip suprantu. Aš skaičiau NLP, jo, aš skaičiau... Bet ar taikė kada gyvenime tas manipulacijas? Aš ne, pats netaikiau, bet aš mačiau, kaip kiti tą daro. Ir tada jau prieš tai negali panaudoti, nes tu žinai, kad tos technikos yra... Ir netgi kai panaudoja, aš matau, kai kartais panaudoja, aš matau, nu aš leidžiu tam vykti, aš pajaučiu, bet aš nepasakau, ar ne, aš matau, kad, pavyzdžiui, žmogus kažko tai nori, tai aš galvoju, nugi paprašiau, tu paimk ir paprašyk, ar ne, pasakyk, nu va, taip ir taip, pas mane tokia situacija, va, gal tu gali padėti. Tai tada, žinai, tada kontaktas yra. O kada žmogus ten ateina mykė, kažką tai mykė, ir tu jauti pas tave galvoje pradeda sukti, žinai, kažką tai padaryti reikia, žinai, galvoje, o man to reikia, žinai. Ir tada tai gali nesuveikti. Bet aišku, kitam žmogui suveiks, pas ką ten kaltės jausmas arba pareigos jausmas, žinai. O gerai, tada papasakok daugiau šiek tiek apie tą mokyklą, kurią mokinaisi, kur būtent va, tas ezoterinės praktikas visas pradėjai naudoti jau, kaip sakyti, ne teoriškai, bet praktiškai. Nu, ten labai daug praktikos. Čia buvo tokia 99 metais atsirado mokykla DAIR, tai čia Дальнейшее энергоинформационное развитие. Kaip čia lietuviškai? Lietuviškai tolimesnis energoinformacinis vystimasis. Nu, galima sakyti, čia ta pati magija, ar ne? Aš to žodžio nelabai mėgstu, bet realiai čia... Tik tai su tokiais daugiau terminologija moksliškesnė. Taip, tai ten irgi tas pats darbas apie eterinius kūnus, mentalinius, astralinius, tik ten kitai vadinasi, čakrų sistema irgi taip pat. Ir ten labai viskas antiek išnagrinėta yra stipriai, nes šita sistema iš KGB, galima sakyti, kilusi struktūrų, kai buvo reikalinga žmonėmis manipuliuoti ir kad žmonės nesuprastų, kad jais yra manipuliuojama. O tai kaip iš KGB, kaip sakyti, struktūrų šitą informaciją? Sovietų sąjunga, kai pradėjo byrėti Sovietų sąjunga, buvo daug karinių miestelių tais laikais ir jie buvo užslaptinti. Taip. Ir paprasčiausiai tuos miestelius paprasčiausiai išpardavė, jiem niekam nebebuvo reikalingi, viskas labai stipriai keitėsi. Ir žmonės, kurie buvo toj sistemoje, jie suprato, kad jeigu jie nieko nepadarys, jeigu jie neduos į mases, ir paprasčiausiai tas dalykas dings, išbirės. Nu ir pradėjo rašyti knygas, išleido vadovėlius, ten pirma knyga yra Освобождение, antra knyga Программирование, nu, programavimas, išsilaisvinimas, trečia kaip tas pats irgi ten įtakos darimas, ketvirta ten jau yra, dabar galvoju ketvirta, ketvirta ten fizinės ir eterinės struktūros perdarimas. Ten visai kita konfiguracija energetikos pasidaro žmogaus. Tos pasirodo tos čakros, kurios yra pa žmogų, ne? Jos visos nereikalingos. Užtenka 2 čakrų ir tu gali persijungti arba jungti arba išjungti tą savo čakras. O kurios tada čakros būtų pagrindinės? Viršutinė. Karūnos? Lieka karūnos ir šita Muladhara. Apatinė. Jo, apatinė. Nes pagrindinis srautas į Žemės eina karštas srautas, o iš kosmoso eina šaltas. Ir šitoje vietoje tu gali subalansuoti tą energiją. Ne? Kaip galima tai pritaikyti, dabar tu sakai, 2 čakros yra pagrindinės, apatinė ir viršutinė. Kaip su jomis dirbti, kaip jas integruoti į savo gyvenimą, kad jos mums tarnautų, padėtų ir darytų gyvenimą lengvesniu?
jeigu žmogus nepraktikuojantis, sudėtinga, nes jos persijungia, jos pas mus pastoji junginėjasi. Kai kurios yra užblokuotos, kurių mes, pavyzdžiui, jeigu yra kažkokie kompleksai, baimės ar ne, arba kažkokie draudimai, jos iš vis gali neįsijungti, jos gali iškart peršakinėti kokias kitas. O dabar, pavyzdžiui, daug žmonių gyvena, ypač moterų, ant trečios tos vadinamos čakros, tai valios čakra. Jos per savo pervargimą, bet duoda energijos, tai čakario yra energija, ar ne? Tai yra žmogus ir jos perėmė tą modelį iš vyrų matyti ir jom tai neblogai gal sekasi, bet aišku, laimės žmogus vis tiek galų galiais, negauna, jis jos neturi jo. Jis pasiekė tikslą, jam atrodo, va, aš čia pasieksiu ir čia bus ir tu pasieki ir tu žiūri, kad nieko. Vėl tas pats. Ir tada, aišku, būna pa žmogui depresija, ten gali būti susitikti. Tai kaip surasti tada Singerai šitą laimę gyvenime? Taip, aš pats dar jos ieškau. Man laimė paprastas, mes sėdžiam su taip geriam arbatas, įsivaizduoji? Penktadienį šiandien, aš atvažiavau į Birštoną. Jo, ir aš sakiau, kad aš pas tave užvažiuosiu, tik aš nežinau, kurį dieną. Aš taip šiandien ryte guliu, aš jau namie atsigeriu arbatos lanzino. Aha, sėdžiu, galvoju, gal reikia tau paskambinti, užsuksiu pas tau į darbą, žinai. Skambinu tau, aš į darbą nevariau. O, sakau, aš pas tau norėjau svečius, tai atvažiuok į namus. Kaip gerai, kad gali pasidaryti savo laisvadienį. Davai, į sveikatą. Į sveikatą. Ne, klausyk, poera, tai čia gero už taisį. Čia, tu šviežią dadėjai ir čia dar tas? Ne, čia dar kol kas dar tas. Eik, tu savo. Jo, čia kokius 6 kartus galiu, žinok, aš įpilti ir jis siek dar duoda. Super. Pagal spalvą matai, kad jisai. Jo, kas nežinau, tai gurkšnojom mes tokią puer arbatėlę, kinų arbata. Čia gal Singerai tu galėtum daugiau apie pasakoti, bet gal apie arbatą čia kitą kartą atskira tema. Čia ilgai. Tai grįžtam šiek tiek prie ezoterikos ir dar norėčiau tada paklausti apie kitus pasaulius, pats minėjai, astralas, mentalas, kaip tai įtakoja mus, kaip tai yra susijęs su mumis ir ką galima su tuo, kaip tai galima suvokiant, kad yra kiti pasauliai, reiškia ir kiti pasauliai, tai yra kitos gyvybės formos, ką tai duotų man, jeigu aš pažinčiau šitus pasaulius, jeigu tai man, pavyzdžiui, iš tikrųjų yra nauja ir nesuvokiama. Žinai, manau, duotų paklydimo daugiau. Jeigu be meistro, kuris žmogus jau tą dalyką yra tuo gyvena ir ilgą laiką praktikavęs, turi būti vedlys. Jeigu tu be vedlio šitą dalyką darysi, paprasčiausiai bus, prarasti daug laiko. Realiai, aš kažkada, man vienu metu buvo, kad spontaniški išėjimai, tą vadinamą į astralinio kūno išėjimas. Ir aš nežinodavau, ką daryti, kur ten, kaip ten, kaip kur eit. Jo, kur eit, aš savo kūną matau iš viršaus, ir kas iš to. Ir kažkaip tai tik impulsas, tik pagalvoju apie kažką, tai atsirandi ten, pavyzdžiui, už 200 km pas senelį, ar ne? Nes matyt tas kelionė erdvėje. Jo, kur tu dažniausiai esi pripratęs matyti į tas vietas. Bet ir aš taip galvoju, kažkaip tai tą galima matyti valdyti. Ten perskaičiau knygas, nieko aš ten nesupratau, kokias 2 ar 3 knygas perskaičiau apie astralinės kelionės. Ir paskui dėstytojas labai fainas, stiprus buvo, toks Anatolij Marčenko. Jis mokykloje buvo vadinamas astralščiku. Rusiškai silavyka, ne? Ta visa mokykla rusų kalba yra iš tikrųjų, nes iš Rusijos kilusi. Tai aš, jeigu, pavyzdžiui, šneku apie tą mokyklą, tai aš iš rusų kalbos verčiu į lietuvių. Tai aš pasiklausiau, sakau, taip ir taip, sakau, pas mane, kaip ir gaunasi, sakau, aš norėčiau ten pasimokyti. Sako, žinok, neverta, nes pas jos yra mokykloje buvo nemažai žmonių, kurie buvo užsivėlę su tais visais astralais. Tai aš, pavyzdžiui, rytais mes eidavom ten konferencijos, ten kažkokios vykdavo ar dar kažkas. Ir aš matydavau tos žmonės, kurie kalbėdavo pastoja apie tą astralą. Ten kitas pasaulis. Ir aš matau, kad žmonės vienas dalykas neįsimiegoja, moteris ypač ne, akiai pajuodę. Ir su jais bendrauji ir toks jausmas, kad pas jos nėra tos energijos, supranti? Tu jausmas, kad tu atiduodi kaip kokią tuštumą. Tai matyti, kažkur tai likusi gal ta sąmonės dalis dar eina ta energija, nežinia kur, žinai. Ir tu paprasčiausiai bendrauji su žmogum, kaip ir yra, kaip ir nėra tas žmogus, žinai. Ir aš kažkaip tai supratau. Ir man tas dėstytojas sako, neprasidėk, sako, nereikia, tau to nereikia, sako, būk čia ir dabar, sako. Tu šiame momente, kada tu gali, sako, bet kai tu išmoksi, kai tu pajausi, tas čia ir dabar, kai tu esi, sako, tai daug daugiau kaifo ir daug daugiau naudos. Negu kad kažkur ten tripint, skraidyti. Tai čia vėl proto žaidimai prasidės, tada protas vėl tave apgaus, žinai, sakys, ten ir vėl daugiau kaifo, supranti, ir vėl tu ten. O tai realiai
kai tu esi čia ir dabar, tai vat, kai užmerki akis, ar ne, tu gali koncentruotis, pavyzdžiui, nosies galiuką ir tavo dėmesys į nosies galiuką ir tu koncentruojasi į kvėpavimą. Taigi eina ne tik oras, eina prana, ar ne? Taip. Tu jeigu nori, kad ten tą praną greičiau tau pasisavintų, kad būtų šilta, tu, pavyzdžiui, uždedi, pavyzdžiui, šitą ir kvėpuoji, ar ne, per nosį, tada sušyla oras. Ir gaunasi, kad tu iš karto tavo vat, plaučiai, tavo visas kūnas, organizmas, energetinis kūnas pasisavina to šiltos pranos. Vat, ir tu iš karto tavo viskas harmonizuojasi. Nes pas žmogų prasideda problemas dažniausiai arba su sveikata, arba šiaip psichologinės problemas, kada jos yra trūkumas. Ji nebepasiskirsto tada. O kaip gerai tada, kur nuteka ta energija, nes vėl paminėjome, kai pradėjome apie tą astralą, tai vis tiek yra astralinis pasaulis, yra astralinio pasaulio gyventojai. Kaip jie išnaudoja žmonės, būtent tie astraliniai visi parazitai, kaip tai veikia ir kaip su tuo galima būtų irgi dirbti, kad tiesiog išsilaisvint nuo jų. Nu tai ką, per baimės dažniausiai, visas veiksmas yra per baimės. Jeigu žmogus yra, kaip yra pala, vienelis be baimės, ne, kuris, ko jis baimės ieško ir ko ten aš nesimenu. Ai, pasaka čia tokia? Jo, pasaka yra, kuris be baimės. Šitos nežinau, neskaitęs šitos. Jo, tai vat yra toks dalykas. Tai jeigu pa žmogų nebelieka baimė, ar ne, ir nebelieka rusiškai žodis predrasutkov, kaip čia bus? Nežinau. Mirties gal baimė? Čia apie mirties. Ne mirties, predrasutkov. Bet vis tiek, mirties baimė yra pati didžiausia baimė. Ne pati didžiausia, ne. Kokia? Ne, mes mirties baimę, mes vaikystėje matėm mūsų artimus kokius nors arba kokį ten pažįstamą laidų, ar ne, ir mes matėm, kaip ta mirtis vat yra. O tai kokia baimė tada yra didžiausia? Blembački, o dabar nenoriu pameluoti, bet aš nustebau, aš irgi visą laiką, ilgą laiką skaičiau, kad mirties baimė yra pirmoje vietoje, pasirodo, ne mirties baimė yra. Na, vis tiek, kaip bebūtų, esmė yra, kad baimė yra pagrindinis... Taip, baimė, jo, bet ne mirties. Pirmoje vietoje skaitusi ne mirties. Pagrindinis energijos nutekėjimo įrankis, kur ta žmogaus gyvybinė energija, jinai nuteka, būtent per baimės. Per baimės, jo, mirties baimė labai įtaką daro, ypač moteriams. Ateina amžius, kada jos pajaučia, matyti, tą psichiką suveikia, kad ta mirtis jau ne už kalnų, bet jos, stumia tą, žinai, mirtį. O tai su tuo reikėtų iš tikrųjų susitaikyti. Mes vieną dieną, mes vis tiek numirsim, teisingai. Čia yra garantuota. Tu čia ar 120, ar 150, ar 50 metų nugyventi. Aš tokią mintį visai nesiniai išgirdau, kad tikras brahmanas, tai va tas jau, kuris nubudęs žmogus, tai yra tas, kuris per gyvenimą sugeba gimti 2 kartus. Reiškia, jis turi dar gyvendamas numirti, savo, kaip vadinti, nužudyti savo ego galbūt taip. Nužudyti neįmanoma, bet tiesiog sutramdyti ego ir tada įvyksta tas gimimas iš naujo. Ir tada tos baimės realiai nelieka. Taip. Ir tada toks atsitinka tas vidinis išsilaisvinimas, kad žinai, mes visi, kad kūnas yra laikinas, jisai susidėvės, mes kažkur išeisim, bet yra žinojimas, kad siela jinai nemirtinga. Sąmonė galima sakyti. Sąmonė nemirtinga ir jeigu avataras ir susidėvės, mes vis tiek keliausim toliau per gyvenimus, per kitas dimensijas. Tu gali jau pasirinkti tada gali. Ir tada gali pasirinkti, nes jeigu, pavyzdžiui, jeigu tu nesąmoningai miršti, ne kaip dauguma žmonių, pavyzdžiui, numirė. Iš baimės. Jeigu iš baimės, tai iš vis, tu papuolė vėl tos pačius ten ratus, žinai, sukiesi ir tu papuolė dar sudėtingesnė situacija, kad tu išmoktum to. O kada tu, jeigu tas pabudimas, tas vadinamas, ne antras gimimas, tai taip, tu tada turi pasirinkimo ir dažniausiai žmonės į žemę nebegrįžta. Tai vat jo, priklausomai nuo to, kaip tu išeisi iš šio pasaulio, bus tada pasirinkimai, į kokį tu pasaulį toliau nueisi. Pagrindinis yra tikslas. Pažint save ir kad tu nebesimaltum šitą, žinai, kaip voverė tam rate, žinai. Netgi yra toksai, aš nežinau, čia kiek tame tos realybės, bet būtent apie pomirtinį tą etapą, kada jau kūnas susidėvi, miršta ir tada, kiek yra irgi daug įvairiausių pasakojimų, kad visą laiką visi eina į šviesą. Atsiranda tunelis, tunelio gale yra šviesa ir sielos visos eina į tą šviesą ir tenais jau prasideda kitos kelionės. Tai vieną tokią mintį mačiau, kad žmogus aiškino, kad būtent nereikia eiti į šviesą. Nes kada eini į šviesą, tada tu vėl grįžti į karminį ratą. O reikia eiti priešingai, į tamsą, į tą nežinomybę, ten, kur tu nežinai, kas yra. Ir netgi per filmuką Soul, nežinau, matęs, nematęs, tas muzikantas, jis irgi tą patį padaro priešingai. Visi tą keliu žygiuoja į šviesą, niekas ten net nekelia jokių klausimų, o jisai sako, ne, aš varau į kitą pusę. Ir tada jisai ištrūksta iš to karminio rato ir ten gauna naujas, jis pamato tą kitą tikrovę, kur vyksta sielų visas paskirstimas, kur ten kas kur eis. Žodžiu,
neiti į šviesą, kur eina visi, bet supratau. eiti į kitą pusę. Jau, kaip ir variantas iš tikrųjų. Padaryti kažką kitaip. Ne, tai atvirkščiai visą laiką reikia daryti ne tai, ką masė daro, ne tai, kur visi bėga, žinai, nes taigi tas bandos instinktas visi, žinai, kaip banda pirmin atgal. Jo, tai grįžtant dar prie pačios baimės, aš šiandien irgi kažkaip man tokia mintis atėjo, analizuojant patį protą, ne, ir veikimo principus, kada ateina mintis, kurios aš negaliu kontroliuoti, jinai tiesiog ateina. Jinai man siūlo kažkokį tai siužetą, apie kažką tai galvot. Ir jeigu tas siužetas yra kažkoks malonus, gražus, viskas okei, viskas su to yra, manęs tai nesekina kažkaip, tai nevargina. Bet jeigu tas siužetas yra nemalonus ir aš patiriu kažkokius tai sunkius jausmus dėl to, ta energija jau kažkur nuteka. Reiškia, ta energija kažkas jau pasiima. Reiškia, tas kažkas, kas siūlo tas mintis, jisai tiesiog nori maisto iš manęs. Aš tampu tada baterija, nes... Jis sumodeliuoja visą šitą. Jis sumodeliuoja man visą šitą... Ir jeigu tu turi šansą užkipti, turi šansą neužkipti. Taip. Čia priklausys nuo tavo irgi tavo to tokio, žinai, sąmoningumo lygio. Jo, tai va tas neužkibimas, mano supratimu, yra pasirinkimas, ką aš darysiu su tuo, ką man siūlo galvot. Reiškia, ateina siužetas. Ir jisai visą laiką... Lengviau paprašiau pasiduoti. Jo, yra du variantai visada, bet kokiam siužete bus du variantai, ką galima daryti. Eit, neit, galvot, negalvot. Ir siužetas dažniausiai būna, kad, ten, ta pati baimė, čia karo baimė, ten skurdo baimė, ten sveikatos baimė. Žodžiu, baimių yra krūva. Ir man siūlo siužetą, kažkas iš astralinio, mentalinio pasaulio siūlo siužetą, ką aš su tuo darau. Aš galiu rinktis, ar aš atiduosiu tą emociją, kurią man siūlo, kurios nori tas kažkas, kas siūlo tą siužetą, ar aš visgi pakeisiu savo požiūrį į tą situaciją. Ir iš tikrųjų įrankių tai yra labai daug, ką galima daryti su tuo, kada jau vyksta tas siužetas. Aš tiesiog galiu padėkoti už tą siūlymą ir sakyti ačiū, bet aš renkuosi priešingai. Reiškia, man siūlo galvoti apie mirtį, aš pradedu galvoti apie gyvenimą. Man siūlo galvoti apie ligą, aš pradedu galvoti apie sveikatą. Man siūlo galvoti apie skurdą, o aš renkuosi galvoti apie gausą. Tokiu būdu aš pradedu persijunginti, tą tumblerį vadinamą. Jo, ir tokiu būdu aš galiu realiai išeiti iš bet kokios sunkios emocinės situacijos, tiesiog darydamas pozityvų. Tu turi būti tada tokia ramybės būsena, neinertiškas. Jeigu tu inertiškas, tai be šansų. Čia viskas. Tu eini pagal scenarijų ir ten nueisi ne ten, kur tau reikia, aišku, dažniausiai. Tai ar turi kokį nors irgi įrankį, kaip galima iš inercijos greitai išeiti, nes, realiai žmonės, čia dabar tas šventinis laikotarpis, visi tokioje inercijoje, tokiam bėgime ir nepasitenkinime, ten kamščiai visur, ten pyksta visi, ten tų dovanų ieško. Tai kaip išeiti iš tos inercijos, gal tu turi kokį irgi įrankį, kas tau padeda greitai pukšt ir persijungti, kad sugrįžti čia ir dabar. 100 gramų įpista. Jeigu greitai, tu jau taip nori, žinai. Šitas greičiausias, ne, bet jisai turi riziką pasiūlyti dar. Iš pradžių gerai, o paskui nelabai, žinai. Jo, alkoholis irgi, skaityk, energetinėme lygmenyje yra labai stiprus nusiurbėjęs. Tai aišku. Bet matai, jeigu ten nedidelis kiekis, šiek tiek labai nedaug, tai netgi kaip ir skaitosi, kad ir sveika. Kiti sako labai negerai. Nežinau. Čia daug visokių nuomonių. Čia priklauso nuo žmogaus psichikos ir nuo visokio, ar žmogus linkėsi tai ar nelinkė. Jo, aš kažkaip prieš alkoholį, aš jau daug metų nevartoju ir kažkaip labai gerai jaučiuosi dėl to. Nes... Matai, metodų, labai daug tų metodų, labai daug visokiausių kelių ir aš net nežinau, kurį čia ką pasiūlyti. Čia reikia žiūrėti pagal žmogų, koks žmogaus, žinai, temperamentas, kaip jis, kitas, pavyzdžiui, žmogus, tu jam pasakyt, pamedituok 5 minutės, ne? Jis taip, jis negali pasėdėti, jis minutę atsisėdo, ką daryti, kaip vaikai, mano dukra, ten telefoną paėmė, tėti, ką man dabar daryti? Sakau, Svėja, 5 minutės palaukti tik tai reikia. Tai o ką daryti?
Sakau, tu nieko nedaryk, sakau, va, sėdėk, sakau. Protas toks inertiškas, kad jisai nori pastoviai užimtumo. Pas vaikus ypatingai, jo, tik į telefoną, o dabar mes važiavom į Lenkiją, kaip tik ekskursija, 2 dienas buvo. Taigi vaikai neišlindo iš telefono, aš jau matau, vaikas ir akis trinasi, ir veidą trinasi, telefoną paėda į šalį, 5 minutės jis ten pasidairo, vėl paima tą telefoną ir vėl aš matau, kad jam bloga nuo to telefono. Bet tai suaugę lygiai taip pat. Ir suaugę tas pats, bet jau nebepastebi. Ir jie paskui reikalauja iš vaikų, kad vaikai nežiūrėtų į tą telefoną. Kai jis pasirodo pavyzdį, žinai, pastoja neišlenda iš tas. Tai atskaityk irgi energetiniam lygmenyje, tas dėmesys irgi labai stipriai nuteka. Kažkas irgi tą informaciją, ne informaciją, bet energiją irgi kažkas tai suvalgo. Ne, tai mūsų smegenys kaip serveris. O tie visi telefonai einagi su visais, tas vaizdinys, ar ne viskas, paveikslėliai, drabužiai, apsirengimas, mašinos, visi, ir tau pastoviai dedasi į programą. Ypatingai dabar yra nutaikyta į moteris, ne? Taip. Nes moteris labiau linkusios į tą visą materialinį dalyką. O moteris duoda komandas vyrui ir eina užsuktas ratas, žinai. Ji nori, vyras pildo moters norus, žinai, ji nori. O tavo norė tai gali būti iš vis paskutinė eilė iš tikrųjų. Aš dabar prisiminiau labai gerą dalyką. Šiandien netyčia, teisingiau vakar radau. Va, yra toks Gamma 7N. Čia yra neutralizatorius. Čia yra nuo kompiuterio, nuo telefono. Šitą daiktą aš įsigijau prieš kokius, dabar ketvirti, prieš 26, prieš 25 metus. Pas tokią moterį. Ji yra fizikė ir ji važiuodavo į Rusiją ir kažkaip tai mes su jo taip netyčia susipažinom. Ir čia yra neutralizatorius, čia galima sakyti kosminės technologijos, šitam daiktui 27 ar 26 metai. Ir jisai nereikia jo krauti? Jo nereikia krauti, jis pasikrauna nuo žmogaus lauko ir nuo negatyvios energijos. Mes, pavyzdžiui, jeigu sėdim prie kompiuterio, nepastoja, arba kur daug elektros visokių laidų, kurie, pavyzdžiui, televizijoje, kurie dirba, pas mane buvo nemažai žmonių, kurie televizijoje dirba. Ir, pavyzdžiui, žmogus, kada sėdi, pastoja prie monitorių, prie tų visus kompiuterių, jeigu yra stalas, ar ne, tai nuo tos visos aparatūros kenčia dažniausiai viršutinė dalis. Akis, galva, smegenys pastoja perkaitusios. Mūsų smegenys, kodėl šitoje vietoje, ar ne, jis yra viršui, nes iš kosmoso eina šaltas rautas ir jis vėsina. O visi telefonai, kompiuteriai, visi, kas skleidžia šilumą ir tas bangas, mūsų smegenys kaitina. Kada mūsų smegenys perkaista, automatiškai regėjimas krenta labai stipriai. Žodžiu, žmogus jaučia nuovargį. Tai lygiai taip pat, kai yra šitie belaidės ausinukai, tai jie įsivaizduok per smegenis pastoviai. Taigi dabar iPhone yra ausinės, mano žmona buvo atsiuntusi iPhone'as, kad netgi nuskaito paskui viską nuskaito. Kokios technologijos. Programuot gali netgi. Tai dabar mes esame, aišku, mes tokiam buljone esam, kad realiai, tai jeigu... Apsaugų reikia būtinai. Būtinai reikia apsaugų, jo. Aš irgi turiu tokią apsaugą, bet aš ją pats pasirinkinęs parodysiu, kas, nežinau, tai tokios yra irgi orgono piramidės. Tai irgi principas irgi panašus, nes kristalas jisai konvertuoja, metalas esantis viduje stumia lauk, o silikoninė derva traukia į save. Silikoninė derva traukia negatyvą, kristalas ją konvertuoja, o metalas stumia lauk. Ir toks gaunasi pastovus, nuolatinis energijos kaip valytuvas. Tai irgi labai gerai prie kompiuterio, ar tiesiog namuose pasistatai ir jau jisai valo realiai. Jau pas keletą žmonių jau mačiau. Tai nežinau, ar tavo gamybos ar ne tavo gamybos. Bet jau... Tai po truputį ateina šitas dalykas ir Lietuvą, irgi kam įdomu, galite rašyti, galima užsakyti, gaminam šitus daiktus. Tai jo, realiai šiai dienai be apsaugų, taip kaip ir organizmo valymas turi būti nuolatinis. Aš irgi matau, kad tu ten vis pasidalini įvairiais preparatais, kur būtent organizmą reikia valgyti nuo sunkiųjų metalų, papildyti reikia. Nuo tų visų maisto ten pesticidų ir taip toliau, nes realiai tiek daug chemijos aplinkui, per orą, per vandenį, per maistą, kad mes turim nuolatos valytis, kad organizmas jisai funkcionuotų bent jau taip, Jau senai buvo išrastas toks kaip, ne tušinukas, bet toks daiktas plokščias. Tu, pavyzdžiui, su juo paimi į vaisių arba daržovę įbedi ir tu parodo visą ten tą sudėtį. Aš galvoju, bet jie kažkur tai... Yra. Bet vienu momentu jie senai jau buvo atsiradę, jau senai kaip ten tie visi jau pesticidai buvo. Bet čia, ta prasme, čia tas toksai žmogaus protas, tu supranti, į tą pačią parduotuvę ateini, tu matai ten traškučių lentieną, ne, ir kažkurio momentu, pasiduodė, jo. Pasiduodė. Nors supranti, kad ten nieko gero nėra, bet vis tiek tai lygiai su tais pačiais vaisiais. Ten, iš tikrųjų, ką aš darau, kas irgi labai gerai
padeda pakeisti energiją pačio maisto ar gėrimo, tai tiesiog prieš dedant jį į burną jį palaimint. Yra labai tokia. Labai stipriai, jo. Vieni maldą sako, kiti mantrą uždeda, jo, tas dalykas labai stipriai veikia. Ar rankoje, pavyzdžiui, paimi palaikai rankoje. Aš tai būna, pavyzdžiui, ryte dažniausiai nevalgau. Paskui apie pietus man toks jau yra noras valgyti, nes aš šitą arbatas geriu dažniausiai puerą arba ten lunziną kokią žalę. Ir paskui jau žiūriu, nes arbata jį aktyviai pakankamai, tavo energiją labai stipriai sukelia, subalansuoja to pačiu. Ir jau paskui apie kokią 2 valandą jau norisi kažką tai užvalgyti. Ir tai buvo porą momentų. Atvažiuoju į parduotuvę, noriu valgyti. Einu per parduotuvę, aš nematau, ką supranti, visai nieks nelimpa, pilna, atrodo prikrauta visko, pažiūri vaisių, daržovę, dar kažkas, visai nėra. Bet, pavyzdžiui, vakar taip pat jaučiausi parduotuvėje. Žinau, kai praėjau visas lentynas, riešutų pasiėmiau ir saulė iš tų moliūgų sėklų pasiėmiau. Tom ir baigėsi dažniausiai, nes obuolius tos pasižiūri, iš karto tą žievę prisimeni, kaip plasmasinė ta žievė, pomidorai iš vis ten plasmasinė. Tai parduotuvėje obuoliai yra minimum metų senumo. Įsivaizduok, kaip jisai turi būti paveiktas, kad jisai stovi kaip naujas, kaip tik nuskintas, o jam jau metai laiko yra. Ir kirminuko ne vieno nėra. Taip. Keista. Jo, tai valytis organizmą yra būtina nuo visko. Ir nuo metalų, ir nuo tos pačios apie plasmasę irgi labai įdomiai, kad plastikinis butelis, kada jis yra normalioje temperatūroje, viskas yra su juo ok. Bet jeigu jisai saulės gauna mašiną, palikai butelį, ten išsiskiria tiek daug brūdo, o tu ką, tu pasiėmė tą butelį, atsigėrė ir viskas viduje. Plasmasė realiai jau ir paskui sunkiai išsivalo. Taigi vaistai, labai daug vaistų, papildų, vaistinėse, kurie nebrangus, žinai. Man ten vienas pažįstamas, aš purškiamą vitaminą D3 naudoju iš mano mantros parduotuvės, produktas, labai greit pasisavina, vaikam labai gerai ir po 3 parų netgi yra poveikis jaučiasi. Ir pirty čia kažkaip su hebrais įkalbėjom apie vitaminus, apie papildus, ten kažkaip tai. O, sako, aš tai vaistinį perku, sako, vitaminą D3 ar kokį ten už 5 eurus. Aš sakau, sako, sako, man mėnesį užtenka. Sakau, kaip gerai, sako, tai gerai, sako, dabar paskaičiuojam, sako, savikaina to vitamino, kiek, žinai, parduotuvė, kiek ima tenai, tie, kur pagamina, visi pervežė, viskas. Sakau, tai tas vitaminas tavo iki euro kainuoja, sakau, ko gero, gal netgi 70 centų, sakau, ten gali būti kažkas gero. Green plasmasė, žmonės valgo plasmasę. Tai lygiai taip pat su rūbais, tas poliesteris, tai realiai yra plasmasė. Poliesteris ir ten, pavyzdžiui, jeigu tu perki maikutį ir ten 20% medvilnės, 80% poliesterio, reiškia 80% drabužio yra plasmasė. Kaip jinai veikia kūną, kaip jinai veikia odą, kaip ten viskas... Kosmosas. Pigumą, tai pigų žmonėms. Iš tikrųjų gyvenam tokiam išverstam pasaulyje, kad... Aš dukrai visą laiką sakau, dukra manęs kažko tai klausė, sakau, dukra, viskas yra aukštinkojam, sakau. Istorija, finansinė sistema, netgi ta pati geografija, viskas yra iškreipta labai aukštinkojam. Jo. Visai gerai tas poeriukas daužo. Super, labai gerai. Jo, kas nežino, tai pora arbata jinai labai užtonizuoja gerai. Tai, pavyzdžiui, prieš kokius didesnius darbus. Ir valo to pačiu organizmą. Ir valo organizmą labai gerai, jo. Tai vienas iš valymo būdų yra pora arbata. Mano draugas kažkada atvažiavo į dirbtuvės ir jiem reikėjo dar važiuoti 8 valandas. Kažkur už Lenkijos ten važiavo. Su didelė mašina, tas sunkvežimis toks. Ir sako... O sakau, klausyk, tu, sakau, nekaip atrodai, sako, tu įsivaizduoji, sako, blogai miegojau, sako, pervargęs ir dar turiu, sako, nuvežti krovinį ir grįžti atgal, žinai. Sako, kavos nebegaliu gerti, nes rūgštingumas jau sukilęs, žinai, nuo kavos, sako, man jau bloga, žinai. Sakau, poerą, sakau, gal tu padaryti. Sako, kas čia yra? Sakau, paragau, kažkaip tik gėriau poerą, čia buvo vakaras, gal kokios 9 vakaro. Sako, paragau, keistas skonis, bet sakau, pamatysi, sakau, viskas bus gerai, sakau. Tai aš jam tokį gerą poerą, tokį kaip pas tave, tokį padariau, gal biškį dar riebesnį, tokį, žinai, tirštesnį. Jis atsigėrė to poerą. Taip, aš jam termosą, litrinį termosą turėjau, padariau į tą termosą. Ryte skambina, man gal kokia 8 ryto. Zdarov, sakau, zdarov. Aš tik nesenai gal buvo atsikėlęs, žinai, ar gal pats jau gėriau. Visą naktį važiavo. Visą naktį, sako, ir aš, sako, dar miego nenoriu, sako, ten gal kokių narkotikų tu man įbėrė, žinai, nesakau, čia tokia arbata. Tikrai stipri arbata. Jo, ypač jeigu pirmą kartą dar, žinai, tai... Gali biškinę širdelę permušti, jeigu pergazuoja. Nuo organizmo priklauso, jo. Tai superinis dalykas, iš tikrųjų.
Tai Singarai, kada vėl pradėsi kalbėti apie visą savo sukauptą patirtį ir dalintis su žmonėmis, gal kažkokius mokymus pradėsi daryti, nes tikrai pas tave bagažas žinių tai didžiulis. Nu, dabar man reikia šiek tiek atsipūsti, dabar restauravimo etapas eina į pabaigą. Važiuosiu į Belgiją neužilgo ant naujų metų. Ir vat pakelsiu visas, daug turiu medžiagos, rusų kalba, aišku, viskas. Paprasčiausiai tiesiog reikia išversti. Jo, išversti, pradėsiu, pats perskaitysiu, įsigilinsiu ir pasižiūrėsiu, kas bus aktualu, kam kas reikalinga. Labai paprasti metodai, labai efektyvūs. Nu, aš jau buvau daėjęs iki tokio lygio, nu, aš ir dabar tą galiu daryti. Anksčiau, pavyzdžiui, pardavinėdavau nekilnojamą turtą. Nuvažiuodavau, apžiūrėdavau objektą. Žmogus ten prašo, nu, kad jam parduoti. Jis ten, žinai, jis ten viską išbandęs, nieks jam nepadeda, reikia pinigų, tas namas jau nebereikalingas. Nu, žodžiu, aš nuvažiuoju, apsižiūriu viską ten anksčiau su virgulėm, ten, žinai, netikrindavau ten. Nu, žodžiu, kažkur tai per mėnesį tas namas parsiduodavo. Kai žmogus negalėjo ten, nu, 2 metus parduoti, ar ne? Paskui, taip gal kokius 3 objektus pardaviau, teko važiuoti ten žiūrėti, vieną kartą net į kitą miestą reikėjo važiuoti. Paskui aš aptingau, sakau, atsiusk fotografiją, sakau, vidaus ir išorės, žinai, kad aš bendrą Gali nuskaityti, tai jo, aš per fotografiją, nes aš kursus kažkada praeidinėjau, ten kaip galima nustatyti sveikatą žmogaus pagal fotografiją. Parsidavė per 3 savaitės. Paskui būdavo vienos nuotraukos, užtenka labai greitai. Jeigu žmogus, jeigu pa žmogų nėra vidinių kažkokių ar netokių, ir jeigu ten dokumentai viskas sutvarkyta, jeigu nėra jokios apgaulės, labai greitai ten, nu, žodžiu, iki mėnesio. Čia jau kaip ir tokia magija pasiteldavai, taip išeina, kad... Ne tai kad magija, įgūdis paprasčiausiai. Įgūdis pas tave, pavyzdžiui, kai tu važiuoji su mašina, kol nemoki važiuoti, pirmas bėgis, ne, kai tai mechanė, antras, trečias, o pas mane viskas čiuk ir sako, o kaip tu tą darai? Automatiškai. Automatiškai, jo. Jau eina automatiškai, tas energija, impulsas, viskas čiuk susisuko greitai, aš jau net man sunku pasakyti. Man reikėtų tą išrinkti, žinai, tas, kad pažingsniui, žinai, viską sudėlioti. Tai realiai netgi gali padėti parduoti tai, kas atrodo neparduodama yra. Nu, aš kai dirbau nekilnojamam turte, aš pardaviau gamyklą. Aš neturėjau patirties iš vis, pirmadieniais būdavo tenai mum alio laikraščiai, išmėtų tos alio laikraščius, dar nieks neturi, tu jau skambini žmonėm ten, žinai, kad tipo, gal perkat, gal parduoda, Tai sako, va, gamykla tokia yra, suradau aš tą gamyklą. Suradau tą gamyklą, susiderinau ir atradau pirkėją. Ir ten įvyko gal per 2 savaitės. Bet aš pinigų negavau. Mane išdūrė. Čia buvo kitos pamokos. Čia kitos pamokos. Mane išdūrė, paprasčiausiai sakė, sakė, niekam nereikalinga. Paskui po kiek laiko sužinojau, kad žmogus nusipirko, ten jas sutvarkė, visus popierius, viską nusipirko į tą gamyklą. Tai čia gyvenimo pamokos. Paveikslų galerija, taip pat aš irgi suvedžiau žmonės, viskas, bet vėl nieko aš tai negavau. Na, tai čia buvo tavo pamokos, jo, kurias dar neįsisavinęs buvai. Jo, visas gyvenimas tik tais didelė mokykla. Jo. Ir jeigu išmoksti skaityti pamokas, čia turbūt ir yra esmė, išmokti skaityti gyvenimo siunčiamas pamokas. Nekartot klaidų to pačio, nes žmonės dažniausiai, žinai, kaip sako, asilas į tą patį griovį neįkris, žinai, bet žmogus į tą patį griovį skris ir daug kartų. Ant to pačio grėblio lipa, ten tą nosį gali laužyti kiek nori, bet vis tiek kartoja. Nu taip, kiekvienam skirtingos pamokos, pagal sielos brandą, skirtingos užduotys, skirtingos pamokos. Ir žinai, įdomų dalyką apie priklausomybės, o čia vakar klausiau fainą tokį podcastą. Priklausomybės duodamos dažniausiai stipriems žmonėms, kurie turi stiprų talantą, ar ne, pavyzdžiui, pažiūrėk, muzikantai kiek yra, ar ne, ten yra aktoriai, rock grupės yra, kurios jie išbandė visus narkotikus, tenai kas įmanoma ir ko neįmanoma, alkoholis, narkotikai, pervargimas tenai, nu žodžiu. Ir jeigu išlipi iš to. Taip, 80 metų, 85 metai, jie dar groja sceną, įsivaizduoja, tai yra grupė, tai o tie, aišku, tie visi, kaip jie vadinami, nu ne zombiai, o tie robotukai, žinai, kur ten didžioji masė, kurie... Klonai. Jo, klonai va tie visi, kad jis gali gerti kiekvieną dieną, jis gali ten pavalgyti, žinai, seksas, įsimiegojo, atsikėlė į darbą ir va taip, ir visą gyvenimą jis taip gali gyventi iki 50-60, jam neįdomu, kas ten, kokios ten materijos, jam dalampački, žinai, tai čia nepriklausomybė, čia gyvenimo būdas. Čia šitos temos tikrai ne visiems, nes tų tikrai sąmoningų žmonių nėra tiek daug. Skaitosi iki 10% skaitosi pasaulyje. Sakau, не то что выпить не с кем, попиздеть не с кем. Taip.
Bet jų daugėja. Nes pagrindas yra koks, kad tu neužsisklęstum savyje, ar ne? Turi būti bendravimas su artimais, dabar online, taigi gali bendrauti. Reikia visą laiką galvoti, kad tu sau gerini va tą aplinką ir tu įsivaizduoji, kad daryti kitiems žmonėms. Tu mokai. Va. Per dalinimąsi. Jo, dalinimasis. Tas dalinimasis. Žmogui vieną kartą gal tas dalykas nesueis, ar ne? Kitą kartą žiūrėk sueis. Atsimenu, prieš kokių 15 metų ar 17 buvau toj bendroje pirty Naujoje Vilniuje. Ir aš ten vienas vaikinukas apie čakras, mes su juo įsikalbėjom, jis ten jogą praktikavo ir jiem buvo įdomu apie čakras. Nu ir aš jam papasakojau iš tos DAIR sistemos, koks principas yra ir kas aktualu, kas neaktualu, nes labai daug apie jas yra privelta. Vien jas koncentruotis ir jas ten kažką su jom daryti neapsimoka, jeigu tu gyveni tarp žmonių. Tu, pavyzdžiui, susigarmonizavai, nu iki parduotuvėje, kokį centrą. Ir viskas išsitrasko. 10 minučių viso gero, tu vėl ką sėdėsi 1,5 valandos, vėl tu ten tas čakras, žinai. Taip. Nebent kalnuose sėdi gyveni miške kažkur. Taip, tu viską jauti, praktikuoji, tu gali su jumis. O gyvenant sociume, tai realiai, labai laikina. Tai įsivaizduok, tai va, čia buvo prieš 15 metų. Ir aš kažkada pirtyje sėdžiu tenai, mes jau ten, žinai, jau pasiskirstė ant tų lentynų ir manęs prieina, sako, klausyk, tu kažkada ten pasakai apie tą eterinį kūną, apie čakras. Aš sakau, vaikeli, žinai, kiek metų praėjo, apie 15 metų praėjo, jam tik dabar kažkas, žinai, nes dabar visur, žinai, kaip sako, iš kiekvieno arbatinuko, auros, čakros, ir kiek, žinai, ir copy-pastas, per YouTube eina copy-paste, žinai, vienas kažką papasakoja, kitas nukopijavo ir... Bet dar, žinai, kokia dabar irgi pas mane, tai per 2 pradėjau suktis tema, kad ką irgi pasakoja, ten daug tokių irgi, vadinkim taip, nubudusių, kad nuo 25 metų visas šitas dvasingumo bumas, jis pradės stipriai... Iki 30 metų bus ypatingai. Jisai stipriai pradės kaip išeiti iš mados, nes dabar jo buvo tas toksai pikas visi tą dvasingumą, tai irgi yra tik tais etapas, kuris kažkurio momentu užsipildys. Taip, dabar žiūrėk, irgi tų mokymų, kursų, visokių ten... Aš žinai, ką girdėjau? Aš girdėjau, kad dabar 25 metais bus, taip sakant, tos kaukės bus nuimamos. Bus, man yra toks jausmas, nes dabar eina link to ir dabar tikrai žmonės matyt daėjo iki tokio va, to lygio, kad jau jie patys nebegali jau gyventi su tuo. Su ta kaukė. Su ta kaukė. Jie jau tiek priaugusi, bet jie nebegali ir jie matyt... Kažkas tai aš įtariu, kad bus. Jo, tai kaukės, kuo greičiau nusimsit visas kaukės, tuo... Visiems lengviau bus gyventi. Ir užteks, ir resursų užteks, ir nereikės tų resursų tiek, kiek mums atrodo. O iš tikrųjų, ko reikia iki laimės? Tai tiesiog, nesvarbu, kur tu esi, svarbu, kaip tu viduje jautiesi. Taip. Ir jeigu yra ta košė galvoj, tas... Kai žmogus... Kur tu bebūtum, tu būsi... Tu nepabėgsi niekur nuo to. Ir tu tada nieko nereikia, tu gali būti apsuptas ten, žinai, auksu, ant aukso sėdėti, žinai, ir tu būsi nelaimingas. Jo. Tai dauguma... Kiek daug turtingų ir nelaimingų? Tai labai daug. Ir ten, tai pavyzdžiui, turtingi žmonės pas juos, kokia yra pagrindinė baimė netekti savo turtų. Pastovi bijai. Ir jie aprūpina tą saugumą, žinai, ir visą laiką, bet jie turi užsiėmimą tada, vėl, kad savęs nepažinti, kad vėl pabėgti kažkur tai. Jo. Aišku, aš tai nesakau, turtai, viskas yra gerai su turtais. Komfortas labai gerai. Taip, kada gali sėdai lėktuvą nuskridai. Tikrai nepriklausau tai iš ezoteriko grupiai, kur ten pinigai tai blogi. Labai svarbu, labai reikalingi pinigai. Čia tu gali savo tą palengvina žaidimo kokybę. Kitam gali padėti žmogui. Bet kada... Ne tik savo gyvenimą gali patobulinti, bet dar ir prisidėti prie... Bet nereikia būti fanatu, žinai, kaip nereikia tam aukso veršiui melstis, žinai, pastoviai. Nes jeigu tu tik tai materialius dalykus, tu kreipi savo sąmonę, tugi negauni iš jos tiek. Tu gauni tik tai, kada padarai gerą darbą, kada tu žmonėm kažką tai atiduodi. 10-eriopai tu gauni iš karto. Balansas tarp materijos ir dvasingumo turi vis tiek būti. Reiškia, reikia ir gausos, reikia ir materijos, bet reikia ir vidinio žinojimo, pažinimo savęs, kas aš, kur aš, dėl ko aš čia. Ir kiek tau reikia iš tikrųjų. Tau nereikia ten, jeigu tau 1000 užtenka, kam tau ten 5000, jeigu tu su to 1000 puikiai gyveni ir tu dar jų lieka. Taip, nes kuo tu tampi sąmoningesnis, tuo tau mažiau reikia iš tikrųjų visokiam nesąmonėm ten. Vienas žmogus, čia tokia audio klausiausi, tai, taip sakant, pasiekė savo tikslą, uždirbo labai daug pinigų ir sako, ir man toks liūdesys, sako, apėmė, sako, sėdžiu, kad sako, pasiekiau, jo, aš sako, 5 žvaigždučių viešbutį, prabangiausias viešbutis, ten kažkokioj saloj ten buvo. Sėdžiu, sako, taip liūdna, sako, Ir dar toks yra dalykas, kad pasirodo po 40 metų būna toks dalykas, kad žmonės praranda draugus, nebelieka realiai draugų.
Šiaip Tikrų draugų draugų. ratas labai stipriai susiaurėjęs iki ant vienos rankos. Ir aš tai pirštų galima pagalvojau, suskaičiuot. nu tikrai, kai anksčiau atrodo, ai, draugų pilna, ar ne? O paskui žiūri, vienas kitas ir tai, žinai, dar, nes tu žmogaus senai nematai, pamatai po 2 ar 3 metų, tu žiūri, kad tu nebeturi su kuo. Nelabai yra apie ką kalbėti. Jo, tai va tas žmogus tą ir pasakė, žinai, ir sako, ai, iš to nuobodulio pasiėmė ten 10 000 eurų, tipo, nueis į centrą, žinai, išleis kažkokiem, žinai, kažką tai nusipirks, pakel savo nuotaiką. Ir galų gali visą centrą apvaikščiojo, nuėjo ledų porciją, nusipirko su ledais. Ta ledų porcija jam davė daugiau džiaugsmo. Taip, kaifo, nes vaikystė prisimė, supranti. Tas toks, žinai, kaip atsimeni, kai anksčiau būdavo vasarą, vaikai laksto karštą, nueini pas babutę, duok mums 5 ar 3 kapeikas ledų norim. Nu gerai, daug nepirkit, nueini 4 ledus, ten pakeliui ten suvalgai jau tas 2 ar 3 porcijas. Ten. Ir laimės pilnos kelnes, ar ne? Kiek, va? Kiek nedaug reikia iš tikrųjų tos laimės. Jo. Nu ką, mūsų arbatėlė į pabaigą. Tai reziumuojant, ką galėtumėm palinkėti prieš šitą šventinį maratoną žmonėms, kad kaip tu Singarai ką? Manau, klausyt savęs visų pirma. Būt savimi, nebūt falšyvų. Lietuviškai. Kaip bus? Netikru. Netikru, jo. Nebūti su kauke. Taip, nebūti su kauke ir viskas savaime daug išsispręs. Ir tada surasti savo žmonės. Surasti savo gentį. Savo gentį, jo, savo žmonės, savo gentį. Ir viskas bus gerai. Ir tada tu gausi pagalbą visą laiką. Ir tu galėsi padėti. Ir tada gyvenimo kokybė visai kitokia. Su šventėm visus. Su šventėm visus. Tai jeigu žiūrėjote iki galo, labai dėkoju Jums. Ir ką, iki kitų susitikimų. Ačiū Singarai. Iki 25. Ačiū Singarai už pasidalinimus ir linkiu visiems gražių švenčių. Per daug nepadauginti maisto prie to šventinio stalo. Šaltienos geriau nevalgykit. Ypač to balto riebalo viršui, kur yra ten daugiausia lavoniena. Ne? Jo. Gerai, tai ačiū visiems, kas buvote kartu ir iki kitų susitikimų. Neišsijungia. Sėda, bet akumas jau gal sėda.